Labas, dar vieną savaitę ir šią savaitę daug reikalų. Ne tik Eurovizija vyksta, ne tik Kauno Reunion žaidžia savo finalą mėgėjų lygoje, bet vyksta ir kažkiek mažiau svarbus reikalai, bet būtent apie juos ir pakalbėsiu. Basketinių žurnalistas ir GAU3 Sport komentatorius Jonas Lekšas pradeda nuo antradienio 5-osios Eurolygos atkrintamųjų serijos rungtynės. Antradienį Atėnų Panathinaikos prieš Tel Avivo Maccabi. PAO praėjusią savaitę išvengė milžiniškos gėdos Belgrade, sugebėjo šiaip ne taip išplėšti lemiamas serijos rungtynės ir bent jau dabar man toks jausmas, kad ši serija yra uždaryta, bet neįtikina Erginas Atamanas ir Atėnų Panathinaikos žaidžiant savo talento. Talento ten yra labai daug, žymiai daugiau negu pas Maccabi, kai nėra Veido Boldvino nebus 5-osios serijos rungtynėse, todėl jausmas toks, kad PAO jau laimėjo šitą seriją, vis dėlto OAK arena 18 000 sirgalių. Nuo 2012 metų PAO ten nebuvo, tad labai sunku įsivaizduoti, kaip prie tokių aplinkybių Maccabis gali laimėti. Bet Maccabis šiemet jau yra tikrai sukūręs ne vieną įspūdingą pergalę su sunkiausiamis aplinkybėmis, tad labai skubėti jų nurašyti nereikia, bet sakau, reikės realiai stebuklo. Odeto Katašo auklėtiniams pats Katašas kalbėjo, kad norėsime sukurti ir bandysime sukurti istoriją, bet yra labai sudėtinga, kai kitoje pusėje Kostas Lukas, Kendrikas Nanas, Matijasas Lesoras ir daug kitų ilgas atsarginių žaidėjų suolas, o be Bonzi Colsono, be Lorenzo Brauno ir Joshua Nibau praktiškai nieko nebelieka, reikia žaisti su John Di Bartolomeo, kuris taip pat vietinėse pirmenybėse susižeidė petį, taip pat yra Tamiras Batas, kuris yra neblogas puolimo žaidėjas, bet yra tiesiog per mažas, per žemas gynybai, tad labai daug atakuotinių vietų. Maccabis niekada nebuvo gynybos komanda, o kai nėra tokio puolimo talento, puolimo aso Veido Boldvino, labai sudėtinga yra atsakyti PAO puolimu, tad mano prognozija, kad PAO čia užtikrintai susitvarkys ir iškovos bilietą į finalo ketvertą, kur nežaidė, kaip jau minėjau, nuo 2012 metų. Trečiadienis ir trečiadienį laukia du Eurolygos ketvirtfinaliai. Pirmasis Monako prieš Stambulo Fenerbahče. Šarui nepavyko uždaryti ketvirtosios serijos rungtynėse visos serijos ir iškovoti bilietų į finalo ketvertą, bet bent jau šioje serijoje per pirmasis ketverias rungtynės Fenerbahče buvo geresnė komanda, bet rezultatas yra 2-2 ir penktosios serijos rungtynės vėl keliasi į Monaką ir Eurolygos istorijoje niekam nepavyko iš svečių komandų iškovoti pergalės penktosiose serijos rungtynėse. Rezultatas yra 0-18, neįtikėtini skaičiai, bet galvoju, kad būtent šią savaitę istorija pasikeis, tam yra 3 poros ir manau, kad Fenerbahče yra viena favoričių pakeisti tą istoriją, parašyti naują istoriją. Šaras yra idealiai paruošęs planą prieš Maiką Džeimsą. Eurolygos MVP ant popieriaus yra tik tais ant popieriaus, jo aikštelėje nesimato 27% pataikymas serijoje. Taip, pataikė tritaškį, labai svarbu tritaškį ketvirtosiose serijos rungtynėse. Maiko Džeimso tai kažkiek nuplauna gėdą, bet Nikas Kalatis kol kas jį yra įsidėjęs į kišenį ir kol kas nesimato prošvaičių, kaip Maikas Džeimsas ištrūktų iš Niko Kalatiso priežiūros. Ir jeigu Maikas Džeimsas toliau taip lakstys ir nieko gero neatneš komandai, labai sunku įsivaizduoti Monako net ir su namų pranašumu, kaip iškovos tą trečią pergalę, juolab, kad net jau, kad Jonathanas Motley yra tokios blogos situacijos, kad negalėtų žaisti ir penktosios serijos rungtynėse, nes Papajanis sužaidė ketvirtąjį mačą, bet Motley labai trūksta po krepšiais ir Motley yra antras, trečias pagal svarbą komandos žaidėjas. Jeigu Motley prisijungia, manau, kad tai yra didžiulis impulsas Fenerbahče ir nepaisant išvykos faktoriaus, manau, kad būtent Stambulo Fenerbahče bus pirmoji komanda, kuri sugebės penktąsias serijos rungtynės iškovoti išvykoje ir iškovoti bilietą į Berlyną. Šaras eina toliau. Iš Monako iš karto jungsim kanalą vieną į priekį ir žiūrėsim 22 val. Startuoja Barcelona prie Olympiakos. Dar viena serija, kur man atrodo, kad svečiai yra favoritai sukurti istoriją, bet ne kartą jau tai buvo per eilę metų, bet vis laik tie šeimininkai laimi. Šiaip šitoje serijoje manau, kad viskas turėjo sudaryti priėjo, jeigu neteisėjų klaida, Olympiakosas turėjo laimėti 3-1 šią seriją. Barsa akivaizdžiai trečiajame serijos mače iškovojusi per pratęsimą pergalę pasiekė savo ir ketvirtajame jau atsainiai žiūrėjo, kadangi žinojo, kad serija grįš į Palau Blaugraną. Ir ten tiesiog buvo neįdomios rungtynės, Olympiakosas tiesiog triuškino savo varžovus, bet manau, kad tai gali pakišti koją pačiai Barcelonai. Toks požiūris, kadangi dabar psichologinė būsena keliasi Jorgo Barcoko auklėtinių rankas, atrodė su milžinišku pasitikėjimu, žaidžia jie ketvirtajame serijos mače. Grįžo Papo Nikolau ir iš karto atsirado pasitikėjimas visų kitų komandos žaidėjų. Kapitonas labai klijuoja abie aikštelės pusės, yra emocinis lyderis ir viskas keliasi į Palau Blaugraną, bet kol kas visi pranašumai, man atrodo, yra prie Olympiakos pusėje. Tai vis tiek yra daugiau gynybinė serija, gynybą mėgsta žaisti prie Olympiakos. Tai yra turbūt geriausiai besiginanti Eurolygoje komandai, bent jau išlikusių komandų, kas dar kovoja dėl Eurolygos titulo. Nereikia pervertinti namų pranašumo, nors istorija taip ir sako, bet pats Šakilas
Jurijos Makisikas priminė tą istoriją, kad antrosios, trečiosios, ketvirtos serijos rungtynės nuolat keičiasi tie namų pranašumai, tiesiog istorija Eurolygos yra ši, tai kol kas taip susidėliojusi, bet manau, kad ši savaitė bus išskirtinė, ne tik vienas kartas įvyks, bet manau, kad ir 2 kartai įvyks, kada svečių komandos laimi lemiamas ketvirtfinalio serijos rungtynės. Prognozuoju prie Olympiakos pergalę nervingame mače, daug gynybos ir dramatišką pergalę ir Barcoko šypseną. Nu ką, Eurolyga baigėsi, bet LKL atkrintamosios jau ne už kalnų ir sekmadienį jos prasideda, laukia labai intriguojančios 2 serijos, būtent apie jas ir pakalbėsiu. Sekmadienį Utenos Juventus prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį. Sensacingai yra tai, kad Juventus turi šioje poroje namų pranašumą. Panevėžio 7bet Lietkabelis tiesiog išvaistė turėtą savo persvarą reguliariajame sezone, krito į didžiulę duobę. Iš tos duobės sunkiai lipa ir prieš atkrintamasias dabar atrodo net svarstykės kažkiek Utenos Juventus pusėje net neįtikėtina yra, kaip išsitraukė Utenos Juventus TJ Starksą, kuris prieš kelis sezonus dar norėjo nušauti savo komandos draugą. Dabar jis susitvarkęs yra su galva, daug dirba su psichologu ir mes matome, kokio tai yra talento žaidėjas. Tad jeigu viskas jam bus gerai ateityje su galva, susitvarkys tos dalykus, kurie visą karjerą yra už jo nugaros, tikrai gali šis žaidėjas kilti į aukščiausią lygį, kadangi TJ Starkso talentas turbūt yra vienas topinių gynėjų visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Tuo metu Panevėžio 7bet Lietkabeliui vasarą akivaizdžiai reikės permainų, atrodo, kad sudėtis pasenusi, ši sudėtis negali gintis. Vienas Deividas Sirvydis yra akivaizdus komandos lyderis, Oreliko žaidimas banguoja, Vytenis Lipkevičius irgi jau nebėra toks kaip savo geriausiais laikais, kitų puolimo lyderių sunku rasti, Paulius Valinskas paliko komandą, tad kol kas tikrai visos kortos yra Oliverio Kostičiaus rankose. Utena atsigavo prieš atkrintamasias, irgi buvo įkritusi į duobelę, bet labai laiku vėl forma pakrito, o Utenoje laimėti šiemet labai yra sunku visiems, ką tik ten krito ir Vilniaus Rytas, tad tikrai laukia intriguojanti serija ir aš jau pirmajame serijos mače prognozuoju uteniškiams pergalę rezultatyvioje kovoje. Ką, ir kita intriguojanti serija yra Vilniaus Wolves prieš Klaipėdos Neptūną. Klaipėdos Neptūno Jorgo Vovoro efektas atrodo išblėso, bet niekados nereikia nurašyti klaipėdiečių. Matėme, kokią jie seriją buvo surengę, namuose įveikė ir Kauno Žalgirį, krito išvykoje ir Vilniaus Rytas, tai pasakė apie komandos potencialą, juolab, kad ir reguliarią sezono pabaigoje Vilniaus Wolves panaikino 20 taškų deficitą Klaipėdoje ir ten reikėjo Rašido Sulaimono tritaškio paskutinėmis sekundėmis, kad išplėštų pergalę, tad ir čia turėtų būti intriga. Faktas, kad Wolves persekė praėjusio sezono šleifas, nemažai žaidėjų iš pernai prisimena tą fiasko patirtą prieš Jonavos komandą, tad tikrai galvoje giliai yra tas dalykas, kad negi ir vėl šiemet tai gali nutikti, tad pirmosios serijos rungtynės bus labai svarbios. Wolves privalo apginti namų pranašumą, atrodo, kad visos kortos yra jų rankose. Artur Žagaras grįžta į savo sportinę formą, Sulaimonas su Tayloru yra sveiki, yra geros formos, tad lietuviškas branduolys irgi. Kristupas Žemaitis penktadienį su Kauno Reunion kovos savo finale, treniruos komanda, pirmadienį laukia jo jau aikštelėje. Iššūkis Kristupas Žemaitis irgi žaidžia labai gerą sezoną, tad tas branduolys, kuomet Nedas Pacevičius perėmė vairą iš Kęstučio Komzūros, kilo į viršų, tai tikrai šiemet Wolves atrodo stabilesnė komanda negu pernai, daugiau yra patirties, daugiau yra pasimokta iš savo klaidų, tad tikiu, kad Wolves šiemet nekartos praėjusių metų nesėkmės ir iškovos pirmąją pergalę serijoje prieš Neptūną. Nu ką, šią savaitę tiek, nepamiršk paprenumeruoti mano kanalą, jeigu žiūri mano video kiekvieną savaitę, vis dėlto turinio dar netruks, atkrintamosios tęsis tiek Eurolygoje, tiek LKL, laukia ir Eurolygos finalo ketvirtas, tad sekite naujienas ir iki kitų kartų.